Sveiki, aš Jakobas Saksas. Mes esame Wall Street'e kartu su Michaelu Malone. Perkamiausios knygos pasaulyje apie investavimą ir tauriuosius metalus autoriumi, kuris taip pat yra goldsilver.com steigėjas bei generalinis direktorius. Pastarąsias keletą dienų diskutavome apie pasaulio ekonomiką ir kur link jį juda. Situacija neatrodo labai optimistiškai. Kaip manote, ko iš viso to gali tikėtis tokia maža valstybė kaip Lietuva? Žinote, auksas ir sidabras brango kasmet ganėtinai ilgą laikotarpį. Kiekvienos valiutos atžvilgių, įskaitant ir Lietuvos. Taigi, iš esmės, Lietuvos litas netenka savo vertės aukso ir sidabro atžvilgių. Lietuvos valiuta tampa vis mažiau ir mažiau vertinga. Aš manau, jog visa tai tęsis ir toliau. Manau, kad tokia šalis kaip Lietuva bus labai stipriai paveikta euro krizės. Manau, jog euras yra pasmerkta valiuta, kuri nieko gyvų neišgyvens. Šio dešimtmečio eigoje euras išnyks. Doleris taip pat patirs itin sunkią krizę. Doleris yra pagrindinė pasaulio valiuta. Šalis, kurios griežtai tvarkosi su savo finansais ir turi savo valiutą, mano, jog yra apsisaugoję nuo to, kas artinasi, nors iš tiesų realybė yra visiškai priešinga. Kai pasaulinė ekonomika sulėtės, jų ekonomika taip pat ims stoti. Mes visi esame labai priklausomi vieni nuo kitų. Taip. Tačiau dėl vieno galite būti tikras. Auksas ir sidabras įgis didesnę vertę bei toliau brangs. Dėl nuolatinio popierinės valiutos spausdinimo, kuris buvo skirtas visoms finansinėms išpirkoms. Taip. Ką patartume daryti? Na, asmeniškai aš perku auksą ir sidabrą. Iš esmės, tai visos mano santaupos. Sakau žmonėms, jog esu visiškai diversifikavęs savo investicijas, nes turiu ir aukso, ir sidabro. Tai visas mano portfelis. Tai yra vienintelis dalykas, į kurį investuoju. Laikui bėgant galite pastebėti, jog egzistuoja tam tikros bangos ir ciklai, kurie nuolatos kartojasi ir kartojasi. Auksas labai pabrango 70-aisiais, po to smuko 80-aisiais ir 90-aisiais. Ir dabar jis vėl kilo pastaruosius 10 metų. Ir labai tikėtina, jog tai tęsis dar 5-8 metus, o galbūt ir 10 metų. Pabaigoje viskas bus labai dramatiška. Žmonės mėgins atsikratyti savo popierinių valiutų, kurios viso labo yra tik popieriukai su skaičiais ant jų. Jos niekuo nesiskiria nuo, žinote, Los Andžele, kur aš gyvenu, mes turime konteinerius buitinėms atliekoms. Ir atskirai turime konteinerius plastikui bei popieriui rūšiuoti. Juos užpildome laikraščiais ir žurnalais. Nėra jokio skirtumo tarp valiutos jūsų piniginėje ir popierių tame konteineryje. Ten yra toks pats popierius su skaičiais ir raidėmis, kaip ir valiuta jūsų piniginėje. Ir istorijos eigoje aukso bei sidabro vertė visada atsistato padidėjusios valiutos pasiūlos atžvilgiu. Tai vyksta ir dabar, ir Lietuva nėra išimtis. Aukso ir sidabro vertė padidės jų valiutos pasiūlos atžvilgiu. Žmonės kels aukso ir sidabro kainą tol, kol šių metalų vertė priliks valiutos pasiūlos vertė. Taigi, svarbiausia – didinti savo finansinį išprusimą ir gilintis į tai, kiek įmanoma daugiau bei priimti teisingus sprendimus. Sunku pasitikėti masinę žiniasklaidą, nes didžioji dalis pateikiamos informacijos yra iškraipoma. Tačiau domėkitės, skaitykite ir viską tikrinkite patys. Taip pat peržiūrėkite naujienas ir vaizdo įrašus, kuriuos galite rasti auksasidabras.lt puslapyje ir nepaliaukite didinti savo finansinį išprusimą. Ačiū Jums.